Kodėl žmonės, žinodami, kad Dievas atleido jų nuodėmes, vis tiek blogai jaučiasi? Jei pasikliausime jausmais, visiškai pražūsime, nes jie kinta ne dienomis, bet akimirkomis. Jei vadovausimės jausmais, mūsų tikėjimas nuolat svyruos. Tikėjimas svyruoja ir dėl to, kad nebematome Dievo veikiant mūsų aplinkybėse. Biblijoje parašyta, kad teisusis gyvens tikėjimu, o neregėjimu. Tikėti turime ir tuomet, kai nematome. Dievas privers mus laukti ir ves lėtai, žingsnis po žingsnio. Ir tuomet, kai mažiausiai tikėsimės atsakymo į mūsų prašymą, atsakymas žvelgs tiesiai mums į akis. Žmonės dažnai sako, kad jūsų vietoje elgtųsi vienaip ar kitaip, bet iš tiesų jie niekada nebus jūsų vietoje. Būti jūsų vietoje reiškia turėti jūsų savastį, jūsų emocijas, jūsų santykius su Dievu, jūsų įžvalgą ar jos stoką, jūsų žinias ar neišmanimą. Taigi, būti jūsų vietoje reiškia būti jumis. Tad tokie kitų žmonių žodžiai sukelia dvejones. Taigi, dažnai jūsų tikėjimą žlugdo kitų žmonių nuomonė. Tikėjimas svyruoja dar ir dėl to, kad žvilgsnį sutelkiame į aplinkybės. Kai eidami per sunkumus ir išmėginimus, žvelgiame tik į juos, atrodo, kad jie vis didėja, darosi vis sunkesni ir sudėtingesni. Na, o jei norime, kad tikėjimas būtų tvirtas ir nepajudinamas, turime žvelgti ne į problemą, bet į Dievą. Na, o kai išmanysime jo kelius, tuomet nesvarbu, su kuo susidurtume, žinosime, kad mūsų Dievas visavaldis. Jis valdo mūsų gyvenimą ir jame vyksta tik tai, kam nustatytų laiku jis leidžia įvykti dėl jam žinomų priežasčių. Dievas gali keisti aplinkybės, tikslus, kryptį ir laiką tada, kada pats to nori. Išmokime laukti Dievo numatyto laiko, nes tai vienas iš jo kelių. Skaitydami Bibliją sužinome, kaip jis veikia. Kai suprantame, kad visus sunkumus, skausmą ir kančias mūsų gyvenime Dievas išnaudoja tam, kad apvalytų širdį, sustiprintų tikėjimą, kad galėtų mus dar labiau panaudoti, tuomet suprantame, ką jis daro. Tai suprasdami sunkumus, skausmą bei kančias galime išgyventi su pasitikėjimu ir net su džiaugsmu, nes žinome, kad galutinis rezultatas mus visiškai patenkins. Dera žinoti, kad Dievas niekada nežadėjo paaiškinti visko, kas mūsų gyvenime vyksta. Vienu galime neabejoti. Jis myli mus. Tai absoliuti tiesa. Žmonės gyvena šiame nuodėmės sudarkytame pasaulyje, miršta, kenčia skausmą dėl savo ir kitų padarytų nuodėmių ir dėl to kaltina Dievą, kai jis visiškai nekaltas. Dažnai tam prieštaraujame ir priekaištaujame, klausinėdami, kaip Dievas gali leisti tokius dalykus. Iki numatyto laiko mus veikia nuodėmė. Dievas pasiuntė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus ir išpirkti mus savo mirtimi. Tačiau nors ir esame išpirkti, vis tiek gyvename visuomenėje, kuri bėga nuo Dievo. Vis tiek esame Adomo palikuonis, puolusios žmonijos dalis. Mumise gyvena Kristus, bet patiriame sunkumų. Visi gyvename pasaulyje, kuriame apstu skausmo, vargų, keršto ir karų. Jame tarpsta priešiškumas ir neapykanta. Iki Jėzaus Kristaus ateimo šio pasaulio niekas nepakeis. Tačiau iki to laiko mes, šventieji, turime išmokti tinkamai reaguoti į sunkumus ir gyventi mums nepalankiomis aplinkybėmis, pagarbinti Dievą ir augti dvasia, kad jokie sunkumai ir vargai mūsų nepražudytų, netimtų vilties ir mes nepalūžtume. Derėtų žinoti, kad šis principas tinka tikintiesiems, bet jis visai netaikytinas netikintiesiems. Jei nesate išgelbėtas,
Tol, kol neatgailausite, neišpažinsite nuodėmių ir savo gyvenimo nepatikėsite Jėzui Kristui, viską išgyvenate vienas ir nepalankiomis aplinkybėmis, negalite tikėtis Dievo pagalbos. Tik tada ateis Jėzus ir apgaubs jūs savo meilę bei rūpesčių. Nepalankios aplinkybės turi atnešti naudą, o ne pražudyti, palaiminti, o ne pakenkti. Dažnai nusivylę nežinome, kaip reaguoti, nes nesuprantame tikrosios nusivylimo priežasties ir tikslo. Kartais įklimpstame ir atsisakome savo tikslų bei troškimų išsipildymo. Užuot pasimokę ir pasinaudoję nusivylimu kaip laipteliu ir žengę žingsnį į priekį, sustojame ir atsisakome vykdyti Dievo valią. Taigi, mūsų reakcija į nusivylimus yra labai svarbus gyvenimo aspektas. Svarbu paminėti, kad mes Dievo nenuvilėme, bet nusivilėme patys ir nuvilėme kitus. Dievo niekada nenuvilsime, nes nuo jo akių nėra paslėpta nei praeitis, nei dabartis, nei ateitis. Kadangi jis apie mus viską žino, nepuoselėja jokių lūkesčių. Kiek kartų pastaraisiais metais susidūrėte su iššūkiais, kurie nuvargino, pakirto jėgas, išgąsdino ir nuvylė? Koks buvo jūsų atsakas? Gal išsigandę klausėte: Viešpatie, kas dabar bus? Jei norime būti stiprus, drąsūs ir optimistai, išmokime vieną labai svarbų principą. Gyvenime tikrai atsidursime tokiose situacijose, susidursime su tokiomis aplinkybėmis, kai jausime silpni, bijosime, nusivilsime, neteksime drąsos, nusiminsime, o kai kuriuos net apims depresija. Dievas pasakė, jog jei norite, kad jums sektųsi, turite būti stiprus, ryžtingas, bebaimis ir narsus, bei pasitikėti juo. Jis padarys jūs stiprų, drąsų, patikimą net ir tuomet, kai visi aplinkui nusivils, praras drąsą ir sakys nebepajėgiantys, neturi gebėjimo atlikti kokią nors užduotį. Tuomet Dievas paragins jūs būti stipriu ir ryžtingu, pasitikėti ne savimi, bet juo. Juk jis pažadėjo būti su jumis. Jei visą savo širdimi tikite, jog jis su jumis šalia jūsų, gyvena jumise, kodėl turėtumėte bijoti? Kodėl reikėtų nusiminti, jei darome tai, ką sako Dievas? Atminkite, kad vien kartodami aš stiprus, stiprus nepasidarysite. Svarbiausia, į ką sutelktas jūsų dėmesys. Jei dėmesį sutelkiu į savo paties stiprybę bei drąsą, narsą ir pasitikėjimą savimi, tai neteisinga. Tikintysis turėtų žvelgti į vieną svarbiausią asmenį Jėzų Kristų. Kristus turi būti mūsų siekinių, svajonių ir visako tikslas. Jei tuo tampa kas nors kitas, patirsime pralaimėjimą, nes Dievas siekia padaryti mus panašius į Jėzų Kristų. Svarbiausias dalykas gyvenime – kiekvieną dieną klauptis ant kelių, kalbėti su Dievu ir skaityti jo žodį. Kai tai tampa įpročiu, visa kita susitvarko. Kai pradedate suvokti, koks yra Dievas, kuo labiau juo pasitikite ir kuo labiau jam paklūstate, tuo labiau jis jums patiki tarnystę bei savo karalystę. Taigi būkite stiprus, drąsūs ir pasitikėkite Dievu. Budėkite. Būkite budrus bei jautrus. Dievas pateikė principus, kuriais vadovaudamiesi galime drąsiai sutikti visus išmėginimus ir juos panaudoti kaip laiptelius kopti aukštyn. Pateiksiu keletą principų, kuriuos pritaikę savo gyvenime patirsime sėkmę. Pirma, Dievas leisdamas mums nusivilti turi tikslą. Kitaip tariant, susidūrę su išbandymais neturėtume įklimpti nusivylimo liūne. Veikiau išsiaiškinkime, kodėl Dievas leido nusivilti, ką turėtume išmokti ir sužinoti. Dievo siekiniai mūsų gyvenime yra patys geriausi ir mums viskas išeina į gerą.
Antra, svarbu žinoti, kad Dievas labiau suinteresuotas mūsų dvasinio augimu, nei noru apsaugoti nuo nusivylimų. Verta pasvarstyti ir apie tikėjimą. Visi esame atsidūrę tokiose aplinkybėse, kai tikėjimas kovoja su protu. Patogumai, malonumai ir lengvas gyvenimas tikėjimo neužaugins. Nusivylimai ir gyvenimo išmėginimai, bejėgiškumo pajautimas verčia mus pasitikėti Dievu. Sunkumų metu sustiprėjame ir mūsų tikėjimas išauga. Lengva sakyti, kad tikime, kai viskas eina taip, kaip norime. Bet ar mūsų tikėjimas atlaikys išmėginimą ugnimi? Jei jo neatlaiko, tuomet, kai mūsų užplūsta negandos, kai esame vieniši ir grėsia mirtis, tikėjimas yra silpnas. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad nusivylimai nėra Dievo nepalankumo ir nemeilės ženklas. Nesvarbu, kaip besijaustumėte. Visuomet žinokite, kad Jėzus yra šalia ir jis niekada nuo jūsų nepasitraukia. Tai mes nuo jo pasitraukėme, nerasdami jam vietos nei mintyse, nei širdyje. Tačiau Jėzaus meilė nesikeičia. Jei susidūrę su sunkumais reaguosime tinkamai, nusivylimai išeis į gerą, o jei pradėsime savęs gailėtis ir skūsimės, nieko nebus. Dievas mus myli, nes jo prigimtis yra meilė. Jis mus myli nepaisydamas to, kas vyksta mūsų gyvenime. Laimė, jo meilė niekada nesikeičia ir nepaliauja. Kai nusivylėme, jis vienintelis, į ką turėtume kreiptis ir neabejoti jo meilę. Tokiomis akimirkomis dera gyventi tikėjimo, o ne jausmais. Kai jaučiame skausmą ir tuštumą, Dievas vis tiek mus myli. Dievo meilė nesikeičia, nes tokia jo prigimtis. Tikėjimas, kad Dievas valdo visas aplinkybės, suteikia stiprybės pakilti virš visų nusivylimų. Jei manote atvirkščiai, esate aplinkybių auka. Pamatinė tikėjimo tiesa yra tikėjimas, kad jūsų gyvenimą valdo Dievas. Kai savo širdyje išspręsite šį klausimą, gebėsite pakilti aukščiau bet kokių nusivylimų. Nežinosite, kad visi Dievo ketinimai yra patys geriausi. Tačiau to netikėdami neturite jokio pagrindo išlikti ramus ir džiaugtis tuomet, kai sunku ir esate vienui vienas. Kai išmokstame laukti viešpaties, nesvarbu kaip benusiviltume, vis tiek mūsų širdyje viešpataus ramybė. Visi nusiviliame, tačiau svarbiausia, kaip į tai reaguojame. Visų pirma, turime žinoti, kad kiekvieną nusivylimą leido Dievas. Leisdamas mums nusivilti, jis visada ko nors siekia. Juk jis visagalis, tad gali pakeisti bet kokias aplinkybės ir apsaugoti mus nuo nusivylimų. Bet jei nusivylėme, vadinasi, taip įvyko dėl konkrečių priežasčių. Paulius sako, kad pats Dievas visas aplinkybės sudėsto mūsų labui. Tad jei nusivylėme, vadinasi, tam yra priežastis ir nusivylimas išeis mums į gerą. Juk praėjus kuriam laikui, kai atsigręžiame atgal, dažnai patys stebimės, kaip viskas gerai susiklosti. Reikėjo tik pasitikėti Dievu, kurio sumanimai kur kas geresni nei mūsų. Bičiuli, kai kitą kartą papūs nepalankus vėjai, stabtelkite ir paklauskite viešpaties, ką jis daro jūsų gyvenime. Nepradėkite skųstis, nes tokia mūsų reakcija iš tiesų yra netinkama. Dėl vienokios ar kitokios susiklošiusios padėties mes puolame kaltinti kitus. Jei imsitės tokios strategijos, neteksite nepalankiose aplinkybėse jums teikiamų Dievo palaimų. Visi be išimties patiria sunkumų.
Kai kuriuos jie lydi nuo pat vaikystės, kitus įvairios bėdos ir vargai užpuola vėliau. Tačiau svarbu ne jų kilmė, bet mūsų reakcija į juos. Ar dėl jų kaltiname kitus? Ar užuot žvelgę į nepalankes mums aplinkybės, savo dėmesį sutelkėme į Dievą, leidusi joms įvykti?